ką, sveiki gyvi. Šiandien toks video iš bendrinės formos. Kas šitoj mašinoj durnavo, spynos bando junginėtis. Nu, nesmė, atvarė tokią mašiną, čia 28 gal Fordėlis. Toks paprasta komplektacija, nieko ypatingo, šiek tiek medį pasibučiavau. Žmogus sako, gal atitampyt, sakau, žinok, aš paimsiu protingiausiai, nupirksiu slengstį ir išpjausiu. Ir šitas video daugmaž viską iškarpytą įkelsiu, kaip dariau nuo A iki Z, ar kažkas tokio. Bet prieš tai turėjau tėvo Fordą 2014 metų Galaxy ir buvo prie Donkrato apatiniai slenkščio dalybiski išrūdėję, galiniai daly ir šiek tiek arkos. Tai atsiprašant, jokios skardos neėjau gauti, turėjau viską išsilankstyti pats. Kas pavyzdžiui šitam 28 metų Fordui viską gali be problemų gauti. Tai vat, toks įdomus dalykas, kad kartais mašinose pastebėjau nėra dėsnių, kartais mašina naujesnė, gali gauti viską. O senesnė jau turi darytis dalis, o kartais priešingai mašina senesnė gali gauti viską, o jeigu mašina nauja, ta prasme, gauti sunku kažką. Tai čia įdomus dalykas, tikriausiai čia gal nulėmė koks mašinos populiarumas ar kažkas, bet kartais vakliautis, kad pradėjus kažkokį remontą, kad tu viską gausi, tai yra mažesnė tikimybė, gali tekti tikrai įklimti į tokią situaciją, kad reiks daryti, tampyti ir panašiai. Šitų atveju, tai čia durys, tas žmogus viskį atstumdė, bet irgi pasakiau, ar jūs norit, kad čia kažkas būtų kalinėjama ir panašiai, kai švarias duris tu gali gauti už 30 eurų, tiesiog spalvą pasikeisti ir viskas. Sumipa jau papuolė vienas baltas dažymas, tai kaip ir teisybė yra Mipaus viena pagrindinių skylių, kad balta spalva, nu da, balta baltai nelygų, bet šiek tiek yra dengianti prasčiau spalva, kiauroka, tai šiek tiek dažų išeiga yra didesnė. Bet jeigu tinkamai pasipaduoji, tai praktiškai vis tiek įlendi į standartinį rekomenduojamų sluoksnių skaičių. Tai ką, dabar radausi mašiną, pasikeliu, iškirpsiu kažkiek iki kažkuriai vietai slenkščio, atkalinėsiu, nes matau, kad ketera pakilusi į viršų, tai vis tiek reikės dasivest ir iš vis duris nusiimu, nes durys kada keisis, tai kad nemaišytų darbui duris šalinu lauk ir judame toliau. Nu va, daugmaž įsimetėm. Ačiū Dievui, kad vadinamo tokio poslenkščio nėra, kaip kitose mašinose būna labai toli, išsipjaustėm, prisidėjus viskas tinka, išsišlifavau preciziškai, ką dėsiu, segiausiesiu ir virinusi. Persipurškiau šituo Veltrų primeriu, turėtų būti viskas gerai. Paskui, kadangi angos gamykliškai yra šitam slenkščio ruošinyje, tai bus išpūsta vaškais ir pradžiai tiek žinių, kas turbūt iš šito darymo toliau ruošis. Viskas kaip ir standartiškai tikriausiai kelsiu, kaip kameroje dažau, kad čia per daug neįsiplės tuo, kuo nereikia. Nu ką, dabar va situacija tokia, viskas pakeista, baltai nugruntuota, kelias čipus pražiūrėjau ir ką, šveičiam ir šiandien varom į kamerą ir dažom. Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien toks dažymėlis, čia tas legendinis Fordas, kur nuverčiau kampą, kampas sutvarkytas, nežinau ar prastai, ar gerai girdžiuosi, esminė problema, lempa perdegus, esminė problema, kad, sakykim, sumaišyme, padariau tokią klaidą, pavadikim, kai žmogui nori padėti, ir tas dalykas paskui iš to gaunasi noro žmogui pigiau padaryti pasidarai dvigubai darbo. Tai tas dalykas, kai dažus maišiausi, mano klaida buvo, kad nedariau iš karto perekodų šitai baltai spalvai. Pasidariau nuo šičią spalvą, pasidariau kortelę, lyg viskas tinka, nudažau su sparnu lyg ir
viskas gerai būtų, bet vat su į tas duris spalva yra bloga. Kai paskui pradėjau eiti su spektrofotometru, šita mašina N sykių dažyta. Ji jau buvus ir pas mane dažyta, tiksliai neatsimenu, man atrodo, buferiai buvo pridažinėti ar panašiai. Tai gaunasi anoj pusėje iš vis šviesesnis atspalvis, šitoj pusėje tamsesnis gelsvas, gal net naudotas pigesnis lakas. Dėl to galimas dalykas, kad yra, kaip įvardyti, didesnis sugeldimas, oksidacija. Tai aš paskui pradėdamas dėlioti korteles ir pats net pagalvojau, ką aš tuo išlošiu, jeigu aš padarysiu spalvą tiksliai, bet vis tiek spalva netiks čia. Tai bet kokiu atveju reikia daryti perikodą. Žmogui jau šita mašina tokia, kaip ta sako, nori susitvarkyti, bet nelinkęs labai investuoti. Ten buvo toj vietoj duobelė. Tai šiek tiek leis atitraukiau, dažų trūkimą irgi aplyginau, užmesiu grunto ir dažysiu. Čia sakau, jinai be manės kokius 6, nes šveičiant 800 pradėjo gruntas lyst toje vietoje. Tai tie pagruntuosiu, tie juodi šmorai, tai čia pasirodo ta guma, kur į nefrasą reaguoja. Tai, atsiprašau, kada nuriebalinau išterliojau, tai kada apdangstysiu, apdangščiau per naują riebalinsiu, valysiu ir automatiškai išsivalys. Esminis dar kiti sakys, kodėl nenuėmė, tai jos šituose eina, šitą saugo rėmę ir anas moldingas jie užkantavė ir automatiškai, kad išimti šitą juostą, tu turi nuimtas apdailas. Tai aš paprasčiausiai tiek laiko neturiu, padarysiu žmogui biudžetiškai. Žmogui padarysiu biudžetiškai, ką realiai dažiau baltas 2 sykius. Tai, pavyzdžiui, šitas spalva dengia neblogai, bet dėmesio su pelėjų siena, kisėlius labai linkės pelyti. Šitą baltą dengia neblogai, bet va tėvų dažiau Fordą, ten tokia balta su melsvu atspalviu. Jau toje jautėsi, kad 2 sluoksnių išeiga buvo didesnė. Tai bet kokiu atveju reiktų naudoti baltą pagrindą ar padą. MIPOS programa toks minusas, kad iš mano pusės ir daug kas, su kuo šnekėjau, tą patį pastebėjimą turi, tai kad MIPOS programa galėtų būti tokia user-friendly labiau, ne tokia kaip Excelis labiau. Tai pavyzdžiui, šitoj spalvoj pasiūlymų gruntui ar kažkam nėra. O vat šitą, sakykime, tėvų mašinai jau spalvą maišant buvo iš karto prašymas, kad jeigu tipo, kaip jis reikšia, įmanoma, rekomenduojama naudoti baltos spalvos gruntą. Attention toks laukėlis atsiranda ir panašiai. Dar be to, kai kurie gal pastebės, kad šitoj dažymo kameroje ilgiau laikosi dulkių debesys, tai taip yra dėl to, kad realiai jau reikėtų dalį grindinių keisti filtrų ir kada šalta, visgi ilgiau dirbu ant recirkuliaciniais sklendiais. Automatiškai gali būti visgi filtrų kišimasis yra padidėjęs. Tai realiai pavasarį, kai atšils, priklausytų pasikeistų plėveles ir kisėlius ir tikrai keisiu grindinius. Šiaip metalika MIPA rekomenduoja naudoti perėjimų skystį, vadinamą bešpriclaką. Nuo skiediklio jis skiriasi tuo, kad
jį reikia išdžiovyti po užpurškimo priešingai nei binderį arba vadinamą wet bed. Čia yra tas vadinama pusiau sausa vonia. Bet, sakykime, baltai nėra aktualu, bet apsidrausdamas panaudosiu aš jį. Tai va, dabar einu valytis, nusiliebalyti, nusidruskinti ir paskui apsigrupiuosiu tas vietas. Klientui sakiau, jeigu ten viskį pasėjęs, balta gal nelabai matysis, o jei matysis vasarą ar kada susipoliruos ir tiek reikalų. Ką, dabar prasipūsiu dulkes ir Mato, labai rankoviais, tik reiks keisti. Ir paskui perėjimo skystis dabar susipučia, paskui nusiplešinu ir eisim dažyti. Radau pratrinkę, reikia tą užsimesti. Turėjau pagal idėją naudoti baltą gruntą, bet šiuo atveju neturiu. Tai naudosiu tokį belką. Užteks apie 2 minučių ir kalu. Įdomi rekomendacija, naudojant MIPA be špric laką, teoriškai rekomenduoja ir ant dažomų daliliuką binderį, pavyzdžiui, tik tarai toj vietoj, kur perėjimas. Nežinau dėl ko taip, bet darysim taip, kaip rekomenduoja. Vienas plonas sluoksnis. Imu
pradėsim dažyti. Veišprit lakas. Vienas jo privalumas pastebėjau, kaip ir benderiu. Tam tikrosios spalvose turėtų padėti eliminuoti vadinamas ryskės. Tam tikros spalvos perikodinėse vietose sugeba išryškinti 600 ryskę ir panašiai. Tai va. Pirmą dažysiu grupuotės vietas. Paskui tik tai pėrimą formuosiu. Dar toks pastebėjimas, ką jau pastebėjau pirmom naudojimo vandenį, kad ir išdžiovini, jį vis tiek reikėtų dar porą ekstra minučių savaime palikti džiūt prie šiltos temperatūros, nes gali būti kažkiek po paviršių nusidaro vandens ir paskui lakas nudaibekina. Jeigu palauki po džiovinimo kelias ekstra minutės, lakas visiškai nedaibekina. Gavau vidutinį uždengimą, dar gruntas prasišviečia. Manau, šitas sluoksnis turėtų palaikyti paskui tas toks salė efektinis, baltai nebūtina, bet pasidarai jį dėl viso pikto.
Tai mano apytiksliu skaičiavimu vidutiniškai vis tiek, kad ir šita balta geriau dengia negu prieš tai dažyta, ant kito fono vis tiek apytiksliai vienas sluoksnis tikrai daugiau išeina baltos. Bet MIPA to net neslėpia, neduoda savo technologinius lapus, kaip baltą dažymą pasispartinti. Dar vienas pastebėjimas, nors dažymo dar nedariau, bet nors nedariau vieną metaliką. Spalva iš pradžių, kai užeina, jinai atrodo tokia grubė, riebi, kerzuota, o net su metalikais, tai atrodo, kad metalikai netvarkingai įsidėstė. Bet čia nereikia bijot daugumo šitų, kaip įvardyti, problema šitų vandens dažų, kad jie kaip sudėjai, kad ir be latekso, jis iš pradžių taip neatrodo, reikia palaukti visgi, kol išdžiūsta. Ta efekto, čia to teoriškai nedėjau paskutinio, bet esminis dalykas, perėjimas taip atrodo nesimatyti turėtų. Va dabar dar neišdžiūvė, bet išdžiovysiu, išeisiu pulverizatorių plaut, tai kaip ir minėjau, praeistas minimalus reikiamas laikas, kurio dėka, kaip kas sako, paviršius tikrai pilnai išdžiūsta, įsilygina. Dabar bandysim lakuoti. Lakas MIPA CX, antras greitas lakas, apvalkyti kaštus. Pirmą sluoksnį leisiu biskį čiut lengvesnį, nes šiaip iš principo lakas yra toks bėgesnis, pavadėkim.